kurie nepabūga pridėjusi kelių. Visiems linkime malonių akimirkų. Kiekvienas iš mūsų dažnai susimąstome apie savo gyvenimo laiką. Visi mes laiką suvokiame savaip. Tačiau kiekvienas anksčiau ar vėliau pajaučiame vertę ir laikinumą. 10 metų. Tai daug ar mažai? Vaikui daug. Žmogui tam tikras gyvenimo etapas. Visatai tai dulkė. Bendruomeniai tai nemažas laiko tarpas. Štai kiek daug svečių susirinko. Bendruomeninkų, kaimyninių bendruomenių atstovų, projektinių veiklų partnerių bei rėmėjų. Tad pradedam savo šventę. Kaip pastebėjote, ant kiekvieno stalelio yra padėtos kortelės. Šiandien turime gerą progą ant šių kortelių užrašyti, ko mums trūksta, ko mums reikia, kad mūsų gyvenvietė būtų graži ir žmonės jaustųsi saugiai. Savo mintimis pasidalinti kviečiame Ukmergės rajono merą, gerbiamą Rolandą Janicką. Labas vakaras. O, kaip iš dangaus balsas. Iš tikrųjų, labai džiaugiuosi dalyvaudamas tikrai gražioj bendruomenės 10 metų sukakties šventėje. Aš matau, dalyvauja ir kitų bendruomenės atstovai. Tikrai aš manau, kad mūsų krašto ateitis, mūsų Lietuvos ateitis, tai yra stiprios, veiklios bendruomenės. Nes tik bendruomenė skatina žmogų įsitraukti į veiklą ne už atlygį, ne už kažkokius materialinius dalykus, o todėl, kad tu esi pilietiškas, kad tu esi nebejingas, kas vyksta greta manęs. Ir aš manau, kad kas vyko Kėdainiuose, kas vyksta daugumoj rajono tokių nelaimingų atsitikimų, yra dėl to, kad mes per 20 metų nesugebėjome išauginti pilietiškumo. Ir jeigu aš skaitau, kad man viskas gerai ir nesvarbu, kas aplink mane, o tokių mes turim dar labai daug, tai bendruomenės sako, man svarbu mano šeima, man svarbu mano kaimynai, svarbu mano kaimas, miestelis ir mano gatvė. Aš labai džiaugiuosi, kad bendruomeniškumas prasidėjęs aktyviau prieš 10 ir daugiau, pirmiausia atsikūrė kaime. Ir labai gražu, kad Varinės bendruomenė, galima sakyti, yra ir beveik miestas. Ir kad atgyja ir miestai. Ir aš tikiu, kad atgims gatvių bendruomenės. Jos bus nebejingos. Kas vyksta greta manęs. Jeigu aš dirbu darbą ir po darbo uždaręs duris skaitau, kad aš jau neįpareigotas daryti tą, ką darau darbo metu, yra blogai. Taip kaip policininkas atidirbęs pamainą turi būti nevėjingas ir laisvalaikiu. Kaip valstybės tarnautojas pabaigęs darbą negali laisvalaikiu nekreipti dėmesio į vykstantį aplink blogį ar kažkokius reiškinius. Taip ir kiekvienas pilietis. Jis turi truputį padaryti daugiau, negu iš jo reikalauja. Ir sveikindamas bendruomenę, aš labai noriu padėkoti už tai, kad jūs esate tie žmonės, tas branduolys, steigėjai, organizatoriai, kurie darot, nors iš jūsų ir nereikalauja. Ir žinot, aš taip sakau, į valdžią, į politiką turėtų ateiti tie žmonės, kurie nors kažkada bandė daryti darbus už ačiū, neatlyginti. Ir tik tada jie supranta, ką reiškia bendruomenė. Tai sveikindamas aš noriu pakviesti mano pavaduotoją. Tai mes galvojam, ką jums čia padovanoti, koks jubiliejus be dovanų. Tai, kadangi sako, geri vadovai gerai pjauna baravykus, tai sako, jeigu nieko nemoki, tu nors grybau. Tai grybai yra stebuklingi, kadangi žiema
Labai. Tai jūsų apylinkėse radom, reiškia, čia 10x10. Visiems svečiam, pirmininkė jums. Taip. Ir, miela pirmininkė, žinau, kad jums reikia kažkokių stebuklų, nes yra gimtadienis. Tai nepatikėsit, savivaldybė pagamino stebuklingą laiko mašiną. Naudokit, čia visai nauja, naudokit pagal paskirtį ir tegu ši laiko mašina, su ją jūs galite rasti laiko viskam, ko labiausiai trūksta. Tai pirmiausia, savo artimui ir savo kaimynui. Ačiū Jums labai, sveikatos Jums ir kvapas. Ačiū labai, brangiausi, kad turim Ukmergės duoną. Ačiū labai. Ačiū gerbiamam merui, o dabar kviečiame pasisakyti Balelių kaimo bendruomenės pirmininką Romą Pivorą. Mėly kolegos, bendruomeniškiausi žmonės rajono. Turbūt šiandien čia susirinko daugiau žmonių, negu kad buvo, kada kultūros rūmose bendruomenės renginys. Vakar tikroji bendruomenė, tikrai šaunu ir linksma ir gera. Na, aš šiandien taip jau dviejose asmenyse, toks nemažas, tai padalinus gal tu nenormalus išeitų. Aš atstovauju dar ir Juozą Varžgalį, mūsų Seimo narį. Jisai siunčia visai bendruomeniai tokio gražaus jubiliejaus progą kuo nuoširdžiausius linkėjimus, linkėdamas tikrai nenuilstančios veiklos, geros sveikatos. Na, o aš iš to krašto, iš, taip sakant, pasienio su Panevėžiu, iš Balelių, atvežiau linkėjimus nuo mūsų bendruomenės, kuri, labai liūdna sakyti, bet turi tendenciją trupučiuką trauktis, mažėti. Jūs, fainuoliai, jūs geroj geografiniai padėti, jums yra visos galimybės augti, jaunėti, kaip šiandien tie du jaunuoliai čia matau veda jūsų šitą renginį, tai yra labai smagu, nors šiaip jau jaunimo galėtumėt čia jau daugiau susivesti, bet vis tik tai ta padėtis, kurią jūs turit, jinai mums kutena širdį ir šiek tiek mes baltai pavydim. Na, o pas mus žmonelių vis tik tai mažėja, bet mes tikimės, kad tikrai būsim dar ilgai aktyvus ir to paties linkim ir mūsų bendruomeniai, tai yra jūsų bendruomeniai, kuri šiandien švenčia tokį gražų jubiliejų. Viso ko geriausio jums ir linkėjimai nuo Seimo nario Juozo Varžgalio. Čia mūsų žmogiškumo simbolis. Ačiū labai, ačiū labai. Nors kasdien neragauju, bet atsivalgyti niekad negalima.